Mielieji! Ar sutinkam skaičiuoti nuo 3? Taigi, šaunuoliai, pasiruoškim ir 3, 2, 1! Gausūs aplodismentai! Kolegos, stebuklai prasideda! Kągi, jau įžiebta eglutė. Labai didelis siurprizas. Nes visus metus girdėjęs dainas, šokius ir įvairiausius pasilinksminimus, miesto meras Vitalijus Satkevičius neiškentė ir nusprendė padovanoti jums dainą. Taigi, dabar netrukus štai čia scenoje prieš jūs visus pirmą ir paskutinį kartą garsiausias Panevėžio atlikėjas, miesto meras. Prašom, Ačiū, mielas senelį. Kadangi kultūros sostinė Panevėžys 2014 kiekvieną mėnesį dovanojo vis kitai tautai ar tautų grupiai, gruodis yra skirtas Suomijai. O kas yra, mėly vaikučiai, Suomijoje? Laplandija! O kas gyvena Laplandijai? Kalėdų senelis. Taigi, muzika. Kai įsižiebs dangaus skliaute žvaigždė, karalius gims iš Dievo ir žmogaus. Kūdikėlį šį žmonės pripažins, melsis į jį Kristumi vadins. Užaugęs jis skleis mintis savas, juo patikės, nors daug kas nesupras. Kad mesijas jis kelrodės žvaigždė, žmonės globos ir už juos kentės. Žmonės eis Dievo išmintis, įsiliepsnos jų širdyse viltis. Aš sugrįšiu dar, Kristus pažadės, jis bus teisus, šį dangaus žvaigždė. Mėly panevėžiečiai ir miesto svečiai, prasidėjo advento laikotarpis. Jis paryškina šventų kalėdų ilgesį. Nuoširdžiai linkiu jums visiems sulaukti laukiamiausios metų šventės, šventų kalėdų. Tegul jos atneša jūsų namus gyvenimo džiaugsmą ir artėjančių naujųjų metų viltį. Šių metų gruodžio 13 dieną, 18 valandą. Visus kviečiu prie Cido arenos, kurioje vyks kalėdinė mugė. Atsisveikinsime su metų projektu Panevėžys Lietuvos kultūros sostinė. Tad geros jums nuotaikos, mieli panevėžiečiai. Į žmonės eis Dievo išmintis, įliepsnos jų širdyse viltis. Aš sugrįšiu dar, Kristus pažadės, jis bus teisus,
šį dangaus žvaigždė. Jis bus teisus, šį dangaus žvaigždė.